Sveiki atvykę į uždraustą Lietuvoje kanalą. Štai aš Ispanijoje šiandien vykdysiu informacinę ataką prieš Lietuvą iš Ispanijos. Taigi prieš 2 dienas aš pasigyriau, kad prieš 7 metus sudaužiau Jono Noreikos lentą Lietuvoje, esu vandalas ir 7 metus manęs negali pagauti jokia Lietuvos policija. Niekur pasaulyje, net vat Ispanijoje. Niekur. Ir žmonės pradėjo klausti, kodėl aš sudaužiau Jono Noreikos lentą, o karaliaus Mindaugo paminklo nesudaužiau. Ašgi vandalas, mangi labai malonu daužyti visą Lietuvos kultūrą. Kodėl nesudaužiau? Turėjaugi kuvaldą. Atsakymas yra labai paprastas. Aš tiesiog labai artimai bendravau su baltarusiais. Ir baltarusiai paaiškino man, kad karalius Mindaugas buvo baltarusis. Jo mama buvo baltarusė, stačiatikė, jo tėtis buvo baltarusis stačiatikis, todėl tai yra baltarusių kultūrinis paveldas ir jo daužyti negalima. Galima daužyti tik Lietuvos kultūrą. Raginu visus būti banditais, vandalais, barbarais, viską naikinti ir daužyti Lietuvoje, bet palikti baltarusių, lenkų ir žydų kultūrinį paveldą, nes jis yra geras. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.